paskutinė iš mūsų kaimų. Bet Tai įsikočiuoja. apriedai kokie visai kitokie. Taigi šiandien šios šventės metu pagerbsime sėkmingiausiai dirbančius tautinio paveldo amatininkus, amatų centrą, bet konkursas yra konkursas. Apdovanosim turbūt keletą, bet kiekvienas dalyvavęs ar net ir nesudalyvavęs tikrai yra labai labai svarbus. Ir kiekvienam iš jūsų ir kiekvienam prisidedančiam prie šio tikslo labai labai didelis ir nuoširdus dėkui. Tai vėlgi tos tradicijos, jų puoselėjimas ir jų ilgesys mūsų kaimams ir tai, ką mes kuriame, kad jūs esat kūrėjai. Ir žinot, šiandien, kai tiek daug pilna nuomonės formuotojų, mes visi amatininkai esam tikrovės formuotojai. Tad kviečiu visus formuoti tikrovę ir turėti, kas svarbiausia, ne tik amatininkam, bet visiems turėti mokinių. Ministerijai, komisijai, kurie pastebėjo, mus įvertino, žinoma ir nenuilstančiai savo komandai. Tikrai labai labai nuoširdus visiems ačiū.